Kolegos, svečiai, bendraminčiai, gausiai susirinkę į mūsų Vilkaviškio vairuotojų klubas Škvalas jubiliejinė šventė. Jau daug prabėgų laikų, praūžių vėjų, kaip pirmą kartą Vilkaviškio Paežerių ežero vandenis sudrumstė pirmas burlaivis. Kaip byloja tų laikmečio liudininkai ir burlaivio kapitonas, tai vyko prabėgus 5 mečiui po Antro pasaulinio karo. Labadiena, gerbiamas prezidentė, nariai, visi Škvalo svečiai. Labai džiaugiuosi, kad galiu dalyvauti kartu su jumis, ne tik prie ežero, bet ir tokio neformalioje aplinkoje šiandieną. Ir jūs turite šiandieną 2 jubiliejus, dar 90 metų. Na tiesiog, ką jūs darote, tai yra nuostabu. Turbūt ta meilė perduodama jaunai kartai. Sakoma, gerą draugystę sustiprina mažos dovanėlės. Išties labai smagu lankytis pas jūs, turėti progą apsilankyti. Atstovauju visos Lietuvos buriuotojų bendruomenę ir dažnai Vilkaviškis kuklinasi, arba bent jau visi įsivaizduoja, kad tai yra mažas miestelis ir kad čia mažai kas vyksta, bet, na, Regata Škvalas, kuri organizuojama šio klubo, yra tikrai išties viena iš didžiausių dalyvių skaičiumi regatų. Aš pats pasiėmiau tinkratą, pasitiravau, sakė, kad bent 200 žmonių regatoje Škvalas dalyvauja nuolat, taip kad tai tikrai nėra. Aš galvoju, kad yra ne ūgis svarbiausia, o smūgis. Tai visiems jauniesiems mūsų plaukėjams, dalyviams yra sėkmės ir tikrai vilties, mes jūs palaikome visom. Labai malonu prisiminti pirmus atvykimus pas jūs, labai šiltus priėmimus. Ir tai, kad neliktų vien tik tai mūsų prisiminimuose, mes su Luku sukurpėm šitą suvenyrą iš olimpinės klasės katamarano Tornado vairo. Jis dabar patapo sieniniu laikrodžiu. Ačiū už kvietimą. Mes su Vilkaviškio vairuotojų klubu Škvalas tikrai artimai bendradarbiavom. Ir čia mūsų kaip paežeriai pirmoji skalvė meistriškumų. Tai tikrai džiaugiamės už jūs ir su baltu pavydim, kad jūs turite tokią akvatoriją, kurios mes tokios neturim, bet gerai, kad turim automobilius. Ačiū didelis jums vilkaviškiečiai, aš kaip marijampolietis, tai dėkoju ir tikrai daug ko išmokau. Pas jumis susidraugavom, man labai gerai ir malonu. Ačiū jums. Tai aš truputėlį apie savo istoriją ir apie Vilkaviškio istoriją. Tai tą 71 metų vasarą aš atostogavau Palangoje, ten kažkur tai, ir staiga grįžtu namo, o mane 3, tai yra 2 draugai iš raidė D, Draskinis su Drešeriu, ieško, kur tu dingęs, šiandien pas mus Marijampolėj, tada Kapsukin grad buvo, vadinasi. Reiškia, Šešupę pertvenkė. Darysim klubą, reiškia. Nu tai, gerai, darom klubą. Girdėjom, kad aš būrevęs Kaune, Stalino laikais pradėjęs. Tai taip gavosi, kad iš karto nubėgom iki mero, nubėgom iki partinės valdžios, tai net rankas spaudė išėję iš stalo. Labai gerai, o kas šimtos? Nubėgom iki Šiškevičius ir atsirado mūsų klubas. 71 metų rugpjūčio 19 dieną. Netgi vieną ženkliuką įsegė už tai, kad 45 metus
pavyko man 90, klubui vadovauta pusę amžiaus. Gražu, ne? Va. Tada važiuodam pro Kybartus per Kaliningrado srities kampą, kad arčiau būtų. Bevažiuodamas nuo Kybartų, staiga, bevažiuodamas posūkį, pamatau būrę. Čia reiškia Vilkaviškį. Nepatingėjau, aš pralėkiau, žinoma, ant lento apsisukau, sugrįžau. Laivelis, du piliečiai, pasirodo Aleksandras su Tamara. Su delfinu. Jie tada buvo delfinuką pasigaminę. Ir nuo to laiko mes susipažinom, tais 91 metais. Va, ir bendradarbiavome taip. Aš tikėjausi, kad čia atvyks Tabarėlė. Tai čia Tabarėlė, užtat, kad sugebėtų, kad perduotų, reiškia, jiems sakė, patys nuvažiuosim įteiksim, reiškia. Bet dabar esmėta, kad šitiek metų teisėjavo ne tik čia, išbūt su buriuotoju. Rimui dovana, kad prisimintų mus ir vėliava Vaikų sąjungos. Metais pradėjau dirbti Vilkaviškyje ir beveik 8 metai, kaip auginam jaunoji karta. Ir perėjome šitas pareigos iš klubo pradininko Aleksandro Leonavičiaus. Labai ačiū jam. Dabar jo iš 10-mečių vaikų, kurie kartais pravirkdavo, kada išpūsdavo biškį daugiau vėjo, ar apsiversdavo laivas. Dabar išauga 18-mečiai vyrai, kuriem tikrai vėjai dažniausiai būna per mažai negu per daug. Ir aš jau tikiu, kad turėjimas taps jiem pagrindinė hobį arba netgi kartais pragyvenimo šaltinio. Tai daug sudėtingesnis procesas išugdyti sportininką, kuris nebijo vėjo ir bangų. Prašom prezidentą taip pat į sceną. Taigi, norime apdovanoti nuolatinį prizininką. RSFV jachtų nacionalinio čempionato iškovojęs 1 vietą. Europos jachtų jaunių čempionate iškovojęs 2 vietą. Baltijos šalių vėjaračių čempionate iškovojo 1 vietą. Į sceną kviečiame Mykolą Kažemėką. Kviečiame Pijų Strioką. RSFV jachtų nacionalinėme čempionate iškovota 2 vieta dviviečių ir komandinių jachtų čempionato. Baltijos šalių vėjaračių čempionato prizininkas. Čempionato prizininkas Dovas Meškauskas. Kaip sako, mama tikriausiai sakė. Taip, sveikiname Adą. Labai džiugu, kad pasiekė tėčio pėdomis. Tėtis ir šiek tiek buriuoja, mūsų klubo narys. Tai ką, kuo daugiau pasiekimų, kuo daugiau pergalių ir su didžiausiu troškimu į priekį. Perduot linkėjimus nuo mano tėtės iš kito pasaulio. Šiandien dar juokavom, sakom, tėtė negali atvažiuoti, bet mes su jo mašiną atvažiavom. Ką noriu pasakyti dėl apie buriuotojus, yra gyvenime šeima, kurią sukuri, tai vyras, vaikai, yra šeima, kurioje gimsta, tai mama, tėtė, broliai, seserys ir yra šeima buriuotojai. Tai šeima, kuri prasideda nuo tavo pirmų dienų ir tikriausiai baigėsi tada, kai jie tave išlydė. Tai žmonės, kurie tavęs niekad neišduos, niekad nepaliks, niekad nepaves. Tai žmonės, kuriais gali pasitikėti ir visą laiką iš jų sulaukti gero žodžio ir pagalbos, jeigu tau reikia. Ačiū Jums visiems už gerą nuotaiką.
už gerus pasikeitimus ant jachtos. Ačiū Eimai Remi, kad po mano tėtės mirties jūs priimėte mane į komandą ir galiu toliau dalyvauti regatose. Ačiū visiems, jūs esat nuostabus, esat mano šeimos nariai. Ačiū jums. Dar noriu padėkoti savo vyrui už palaikymą, nes po tėtės mirties tikrai buvo sunku ir jis man padėjo, galbūt kartais nesuprasdamas, kodėl man to reikia, bet ačiū ir jam, už šeimai ir jums visiems. Ačiū labai. Su švente. Į tortą turėsime visi drauge pakarštavoti. Žvaigždės skaičiausiam, meilę kalbėsiam, tylę, fainam pasaulyje.